Sveiki, šiandien parodysime, kaip naudotis būtent Xiaomi Mi Band 2 apyrankę. Ir taip, mes susijungiame su telefonu apyrankę. Apyrankę galime iš karto sudėti ant rankos, kadangi kad matytume tikslesnius rezultatus. Ir taip, tai kai susijungėte su telefonu, tai iškart pamatysite tokį langą. Tai čia rašo, kiek baterijos daugumą liko ir galite pasirinkti kitus dalykus. Tai kaip matote, band location, tai reiškia, ant kurios jūs rankos nešiosite, left hand ar right hand, tai yra arba dešinė arba kairė ranka. Taipogi, po to galite pasirinkti Mi Display settings, kaip ir matote čia. Tai galite pasirinkti, ką jūs matote būtent šitame ekranėlėje. Jeigu paspausite mygtuką, dabar mes matom laiką, žingsnius, širdies ritmą galim pasimatuoti ir viskas. Tai kaip ir čia parašyta. O jeigu norite šiek tiek matyti kažką ar daugiau duomenų, tai galima pasirinkti distanciją, kalorijas ir likusią baterijos įkrovos dalį. Tai dabar spaudžiame OK. Ir matome, kad galima jau matyti šiek tiek daugiau. Tiek ir distancija, tiek ir sudegintas kalorijas, tiek ir širdies ritmas ir baterijos įkrovos likusios. Taipogi, žemiau galima pasirinkti laiko formatą, ar jūs norite matyti tik tais laiką, ar norite matyti ir laiką ir datą. Tai galima pasirinkti kitą variantą. Kaip matote, šiek tiek sumažėja laiko numeriukai, bet atsiranda data pačiai. Taipogi, yra kita funkcija, pakankamai patogi, jeigu jūs norite naudotis tai kaip laikrodžių, tai yra pavertimo funkcija ir taipogi tai parodo jums laiką. Tai iš esmės padarote taip ir jums pradeda rodyti laiką. Nukreipiate ranką į kitą pusę, laiko neberodo. Išsijungia ekranėlis ir taupoma vėl baterija. Taipogi galima įsijungti režimą, jeigu jūs pakratysite ranką, tai jeigu jūs pasuksite ranką, tai jiems pasikeis kitas rodmuo bus, tai yra žingsnius rodys arba ten sudegintas kalorijas rodys ir taip toliau. Taipogi galite nusistatyti Heart Rate Sleep Assistant. Tai reiškia, kad jums naktį, tiesiog jeigu būsite užsidėjęs apyrankę, mato širdies ritmą ir tiksliau pasakys, kaip jūs miegojate ir kokie duomenys būtent miego buvo. Tai iš pačių nustatymų galima rasti profilo sekcijoje, būtent tai jeigu norėsite grįžti į praeitą meniu, galite spaustyti tiesiog šitą prietaisą prie My Devices. Toliau galite nusistatyti savo svorio iššūkį, kaip sakoma, galų tikslą savo. Po to galima nusistatyti, jeigu jūs norite, kad jums pranešinėtų, jeigu jūs per daug sėdite arba per daug nejudate. Tai apyrankė iškart pamatys ir jums praneš, kad jūs mažiau sėdite. Tai galime eiti į kitą sekciją, tai yra Play. Tai iš esmės galima pasirinkti tikrai nemažai visokių variantų. Tai galima tiek sinchronizuoti apyrankę su Google Fit, tiek su WeChat ir taipogi galima valdyti savo, ką jūs veikiate tuo metu, tai galite taginti savo būtent veiklą, ką jūs tuo metu veikiate ir tiksliau žiūrėti, ką jūs veikiate. Po to galima pasirinkti ir daugiau įdomesnių funkcijų. Tai jeigu norite, galite pasirinkti, kad jeigu jums skambina, po kiek laiko jums šitame meniu, po kiek laiko jums pradės vibruoti apyrankė, galima žadintuvą nusistatyti, taipogi galima kitus visokius pranešimus nusistatyti, kad paprasčiausiai ateis pranešimas dėl būtent kažko ar ten žinutė ar kas, tai galima šitame meniu ir nusistatyti. Taipogi čia yra idle alert, tai kaip ir kalbėjau anksčiau, tai tiesiog galima nusistatyti, jeigu jūs nejudate ir kiek jūs laiko nejudate, tai tada jums praneš paprasčiausiai. O pačiam pirmam langė status, tai bus rašoma jūsų, kaip ir buvo užrašytas svoris, ten kiek jūs miegate, koks jūsų, pavyzdžiui, širdies ritmas, tai jeigu norite, galima pamatuoti širdies ritmą netgi ir per programėlę. Tiesiog paspaudžiate Measure Heart Rate, parodo, kad reikėtų užfiksuoti apyrankę šiek tiek aukščiau. Supratome ir šiek tiek palaukime. Tai prašo 73 dūžiai per minutę. Tai viso tiek ir bus. Su jumis buvo urmakaina.lt. Gražios dienos.